Vilniaus kolegijos ekonomikos fakultete finansų studijas baigiau 2010 metais. Netikėtina, bet jau paskutiniais studijų metais per baigiamą profesinę praktiką gavau pasiūlymą dirbti buhalterę. Praėjus 3 metams galėjau pasidžiaugti vyriausios buhalterės pareigomis. Galiu drąsiai teigti, kad ekonomikos fakultetas yra vartai į sėkmę. Tik svarbu norėti, netingėti ir siekti pačių geriausių rezultatų. Labadiena, gerbiama dekanė. Kokie vėjai tave atpūtė? Žinokit, kaip visada atlikiau trumpom konsultacijom su savo geraisiais dėstytojais. Smagu, kad nepamiršti užeini. Niekada. Labai gera čia sugrįžti. Smagu girdėti. O sakykit, kokios naujovės pas jūs Vilniaus kolegijai girdėjau? Naujovės, bet va čia pat netoli turime 2 praktinio mokymo firmas. Čia tos, kur girdėjau, Biko bankas, Biko Drauda. Taip. Šitos firmos turi originalias, Lietuvoje naudojamas realias programas kompiuterinės, su kuriomis dirba studentai. Jie aptarnauja Lietuvoje veikiančias visas praktinio mokymo firmas ir draudžia jas, ir įmonės atsidaro banko sąskaitas. Tai sakykit, čia yra tas pats kaip darbas tikroje įmonėje? Taip, tai yra darbas kaip realioje įmonėje, tik tai negrinais virtualiais pinigais. Darbdaviai labai patenkinti tais studentais, kurie čia atliko praktiką. Koks vaizdas visai nepasikeitęs, kokios aukštumos. O sakykit, kaip mūsų baigusiems studentams sekasi siekti karjeros aukštumų? Tikrai kiekvienoje studijų programoje turime įžymybių. Pavyzdžiui, bankininkystės studijų programą baigęs studentas dirba Šiaulių banko valdybos pirmininko pavaduotoju. DNB banke turime studentą dirbantį Vilniaus regiono verslo plėtros vadovų. Draudimo studijų programą baigęs studentas dirba Vienna Insurance Group departamento vadovu. Įdomu, ką galėtų pasakyti studentai studijuojantis Vilniaus ekonomikos fakultete? Kokios jų vizijos, karjeros galimybės, koks tas studentinis gyvenimas? Prasideda paskaita, mums teks apleisti auditoriją. Bet matau, kad ir Rita ateina, ji fakulteto studentų atstovybės pirmininkė ir galės tikrai papasakoti apie studentišką gyvenimą. Kodėl pasirinkai Vilniaus kolegijos ekonomikos fakultetą? Nes galiu čia save realizuoti studentų atstovybėje ir vis kitose paskaitinėse veiklose. Studentų atstovybė, įdomu. Ką veikėt? Darome studentų gyvenimą spalvingesnį. Renginiais, akcijomis, taip pat atstovavome studentų nuomonę, darome tyrimus apie studijų kokybę. Tai esate tarpinė grandis tarp studentų ir dėstytojų? Tikrai taip. Tai yra mūsų biblioteka, skaitykla, o čia mūsų kolegos iš studentų atstovybės. Tai sakyk, kodėl vis dėlto verta patekti į studentų atstovybę? Išskirčiau šiaip kelis dalykus. Tai pirmasis dalykas, be abejonės, nuomonės reiškimas. Tu išmoksti aiškiai pasakyti tai, ką tu galvoji. Antras dalykas, tai yra išmoksti organizuotumo. Tu dirbi su didelė komanda žmonių ir tau reikia vienaip ar kitaip su jais išmokti bendrauti. Trečias dalykas, kūrybiškumas. Įvairūs renginiai, akcijos, paminėjimai ir taip toliau. Be kūrybiškumo studentams nebus įdomu. Reiktų paminėti, jog turime ir 2 studentų organizacijas. Tai yra dar finansininkų klubas ir studentų mokslinė draugija, kuri mokosi ne renginius daryti, o rašyti tikrus mokslinius straipsnius. Bet užmiršome paminėti ir Erasmus, tai smagiausia dalis. Šiuo metu su Erasmus programa galima ne tik studijuoti užsienyje pusmetį, tačiau galima išvykti ir praktikos. Šiuo metu yra pasirašyta su 30 Europos šalių sutartys, kuriomis galima išvažiuoti tokias šalis kaip Portugalija, Ispanija, Kipra, Vokietija, Danija, Suomija. O ir tose šalise, žinok, ne tik studijuoti įdomu, tačiau ir pagyventi.